Humanizmas patiria krizę. Su ta kultūra žūsim. Prieš gerą šimtmetį sielojosi Gabrielė Petkevičaitė Bitė, didi filantropė. Šios dienos filantropams tai taip pat bekraštis veiklos laukas. Audroniai Tichanavičieniai, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytojai ekspertai, meilė žmogui, pirmiausia meilė savajam darbui, kad mokydama lietuvių kalbos ir literatūros išmokytų paties gyvenimo. Lituanistai mes tampam ir istorikais, ir geografais, ko tik mes netampam. Ir va šiandieną mūsų pamokos su aštuntokais tikslas ir buvo vaikam parodyti, kaip galima gyvenime pasiekti turėti savo nuomonę. Nes dabartinė karta labai skiriasi nuo tų ankstesnių kartų. Vaikai bijo sakyti savo nuomonę. Aš sakau, va čia turiu filantropinį tikslą. Jeigu aš turėjau paruošti vaikus konkursams įvairiems, tai čia juos išmokyti daugiau bendrauti, daugiau kalbėti. Kai aš matau, kai pradeda vaikas laisvėti, jau sakyti savo nuomonę, tai iš tiesų aš galvoju, kad aš jau pasiekiau nors trupučiuką. Nes tai, kaip aš sakau, jiem yra mano nuomonė. Ir visi turi priimti mano nuomonę tokią, kokią aš pasakau. Ar jie sutiks ar ne, čia jau jų reikalas yra. Va tokia filantropija dabar prasideda. Aš sakyčiau, vaiko išsilaisvinimas. Ir va šiandieną, kai kalbėjom apie vienodus žmonės ir unikalius žmonės, tai kas yra tas unikalus žmogus? Tai tas, kuris, kaip aš jiems sakau, menkiausia detalė, pakyla po trupučiuką, laipteliais į viršų, jau viskas, jau pasiekimas yra kažkoks. Va tais pasiekimais ir mes džiaugiamės. Ir vaikams, pastebėjau dabartiniams vaikams, be galo svarbu pagyrimas yra. Jie pradeda mokytis. Nes buvo situacija 5 klasėje skaitymo strategija. Visi turėjo atsinešti knygas. O vienas man 5, tada jis buvo 5, dabar 8, aš neskaitysiu. Aš sakau, tu skaitysi. Ir aš jam padaviau pasakų knygą. Ir kada jis jau tą pasakų knygą trupučiuką paskaitė, sakau, koks tu šaunuolis, viskas jis pradėjo knygą atsinešti. Vadinasi, jiems be galo svarbu pagyrimas yra. Ir tas pasitikėjimas, kad aš tikiu to vaiko. Ką tu sakai, aš tikiu, ką tu sakai. Nesvarbu, kad kiti netiki, bet aš tikiu, ką sakai. Ir va tada jie drąsiai sako savo nuomonę. Norisi labai, kad jie va tokie ir užaugtų paskui, savarankiški, kad daugiau dėmesį kreiptų, kaip jie patys sako, vertybės yra svarbiau. Žinoma, orumas, kaip pinigų yra, kaip jie sako, bet pirmiausia, mylimas darbas turi būti. Jis tikrai neša sėkmę. Mylimas darbas neša sėkmę. Ir kažkada vis tiek ateina tas įvertinimas. Ir kaip aš visą laiką sakau, man tai didžiausias įvertinimas yra vaikų. Padėka po pamokos, ar ten tėvelių parašyta kažkokia padėka. Tai va tada tikrai jautiesi, kad darai, eini tuo keliu, kokiu reikia eiti. Mokytojos klasėje akis pirmiausia užkliūva už vyskupo Kazimiero Paltaroko žodžių. Net miręs norėčiau dar jums patarnauti. Kaip nutiko, kad rūpestis kitais tapo ir pačios Audronės gyvenimo keliu? Visą laiką norėjau mokytoja būti. Ir žaisdavom, vaikai žaisdavom, mokytoja visada būdavau. Ir pati aš esu kilusi iš daugiavaikės šeimos. Tai ten irgi vertybės be galo svarbios buvo, tai griežtai buvom auklėjami, nes mes 6 vaikai šeimoje. Tai galbūt dėl to va, tas atsakingumas, mamos, tėčio pavyzdys, mamos ypač darbštumas, va, tas tiesiog matyti ir skatino va, šitaip būti kitokiam žmogui. Darbą atlikti širdies ir nesivadovauti vien tais materialiniais dalykais kažkokiais, bet dirbti tai, kas yra mėgiama, mylima, patinka labai. Audronė Tichanavičienė, panevėžietė, pasakoja turėjusi puikių mokytojų. Ir gal todėl dabar panevėžiečių vaikams įsipareigojusi atskleisti gimtosios kalbos grožį, literatūros kerus. Jai sekasi. Mokiniai tampa konkursų nugalėtojais, renkasi kurti. Neįmanoma nepasmalsauti, koks kūrinys įkvepia pačią mokytoją. Kokį pavadinimą jį ištartų pirmiausia? Pirmiausia, gal ne kūrinys, bet autorius Marcinkevičius. O kūriniai, tai dabar kaip mes su vaikais renkame skaityti kūrinius, tai va, pirmiausia, mes dar mokomės, kad kiekvieną kūrinį reikia priimti. Žinoma, galima taip skaitai ir padedi,
po metų, po 2 galima paimti skaityti. Dabar pradėjau labai tų naujesnių atrasti kūrinių. Pavyzdžiui, ta pati Laura Varslauskaitė, jinai Panevėžietė yra. Ir tas kūrinys programinis tapo. Aš buvau kažkada pradžioje skaičiusi, kai jinai parašė, bet dabar aš pradėjau gilintis visai kitaip. Ir aš, pavyzdžiui, labai nustebau, kai man reikėjo pradėti kalbėti apie Dauno sindromą vaikams. Aš prisiruošiau medžiagos, kiek jau ir vaizdo medžiagos ir viską. Jie patys šneka. Toks įspūdis, kad tikrai vaikai yra išprusę. Prisiskaitę patys ir vaikai. Tai jie, ir pavyzdžiui, kai mergytė viena šiandien sako, jeigu noriu būti unikali, tai pirmiausia, aš turiu tą unikalumą pradėti siekti, ieškoti pati. O unikalumas ateina iš apsiskaitimo, noro mokytis, kaip jinai dėlioja šiandien. Ir dabar su ją filologų konkursui ruošimės, kritikos sekcijai. 8-okai jau mes dalyvaujam. Ir kas yra dar labai svarbu, kad, kaip tik į knygą žiūriu vieną, kad džiaugiesi pirmiausia mokinių kažkokiais pasiekimais. Tai mergaitė viena jau ir knygoje spausdinta jos kūryba. Sulig skambučiu, mokytojos kabineto duris neužsiveria. Vyksta konsultacijos, diskusijos, individualūs pokalbiai. Nelygu ko vaikams, ar kuriam iš jų tuo metu reikia. 2013 metais viena iš pirmųjų apdovanota Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliu, Audronė Tichanavičienė dar ir šiandien jaučia džiaugsmą, kad pastebėtas, įvertintas jos darbas, o saviesiems mokiniams, kažkada mokytiems, dabar mokomiems, sako norinti įduoti patarimą sėkmei. Pasitikėkite savimi ir nebijokite. Nebe tie laikai, kad bijot savo nuomonės, nes sava nuomonė padeda į priekį. Aš irgi buvau labai kukli. Gyvenimas vis tiek išmokė. Niekas mūsų nemokė. To pasitikėjimo, nei mes grupėmis dirbom, nei ką, bet va čia svarbiausia yra pasitikėti savimi. Gimnazijoje skambutis veja skambutį, iš pamokos į pamoką, o štai buvusioje Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje neįprastai tylu. Rugsėjais į klases nebesukvieti nei mokinių, nei mokytojų. Remiantis teisės aktais, nurodančiais, kad vaikai su bet kokia negalia turi mokytis bendrojo lavinimo įstaigose, mokykla uždaryta. Vis dėlto 27 metus jai vadovavusiai Danutei Kriščiūnienei tai nebūtasis laikas. Čia jos filantropinio darbo pradžia, branda ir tai, kas neturės pabaigos. 2023 metais apdovanota bitės atminimo medaliu Tarnaukite Lietuvai, aktyvi visuomenininkė, kurios siekis padėti silpnesniam, ypač likimo nuskriaustam, nuo pirmos darbo dienos ėmė rūpintis tinkamą aplinką vaikams – namais. Pavyko parengti didžiulį europinį projektą Europos sanglaudos skatinimo pagal priemonę ir išties renovavom šitą pastatą, bet kadangi tikrai buvom labai aktyvūs, labai daug darėm įvairių renginių, siekėm Lietuvos rekordų, esam pasiekę net 5 Lietuvos rekordus. Būtent mano ir tikslas toks buvo, kad apjungti tuos vaikučius su klausos negale, įtraukti labai aktyviai su bendrojo lavinimo mokiniais, kai jie net nepasijustų, kai jie mokosi specialioje mokykloje. Tai todėl teko ir ieškoti kažkokių tai būdų, kad pasistatyti mokyklos 3 aukštą ir padaryti didžiulę salę, kurioje vaikai išties turėjo daugybę renginių. Tai labai pavyko tikrai užmegzti ryšius su Amerikos ambasada, su gynybiniu bendradarbiavimo štabu ir 2003 metais buvo atvykęs Džonas Teftas su žmona Mariela ir įteikė mums tokį oficialų raštą, kad reiškia mokyklai yra skiriama parama 150 000 Amerikos dolerių ir mes galėjom būtent pasistatyti šitą 3 aukštą. Filantropija, pasakoja, tapo gyvenimo ašimi, nuolatinėmis geradarių paieškomis, nes ugdytiniams reikėjo visko. Pavyko užmegzti ryšius su 18 pasaulio valstybių. Pagrindiniai rėmėjai buvo vokiečiai. Vėliau išplėtojo bendradarbiavimą su švedais. Su surdopedagogais, Kalmaro surdopedagogais paruošėm didžiulį Salaidos projektą, kuris buvo įvertintas
3 milijonai švedijos kronų. Na va, ir tas projektas tęsiasi tiesiog 3 metus. Ir per 3 tuos metus tikrai vaikai labai daug pamatė, kaip jie pasako, pamatėm pasaulio. Nes vaikai niekur nebuvo išvykę, nei su tėvais, nei mes negalėjom iš mokyklos išvežti. Tai va būtent dalį lėšų dengė projektas, dalį lėšų man reikėdavo asmeniškai kažkiek, tai, kad tų vaikų daugiau išvežti, paaukot. Bet kažkaip tai, negaila, kadangi tai yra išties, matai, kada vaikai yra laimingi, kada jie džiaugiasi. Kai mokyklos bendruomenė sutvirtėjo ir suklestėjo, pati gelbėjo stokojantiesiems. Jos parama pasiekė net Kenijos vaikus. Mokykla gražėjo. Buvo įrengtos 25 edukacinės erdvės. Vaikams be galo įdomu būdavo, kada galėdavo savo ugniavietėje išsikepti ir dešreles, ir net ir saldumynus, ir visas šventes švęsdavom edukacinėse erdvėse, kad ir žiemą, ir visos tautinės šventės, ir kovo 11, vasario 16, visos šventės būdavo švenčiamos lauke prie laužo. Subūrusi bendramintes, Danutė inicijavo veiklių moterų klubo steigimą. Jam kitąmet sukaks 20. Įgyvendino begalę idėjų, kurioms pradžią davė prieš didžiąsias metų šventes organizuojami aukcionai. Pakviesdavom aukcionuose dalyvauti menininkus, tam, kad būtų nauda ir menininkams, ir po to, reiškia, tie parduoti menininkų darbai, ar tai keramikos darbai, ar tai paveikslai, ar tai nėriniai mezginiai, reiškia, surinktas lėšas mes paskirdavom vaikams, kuriuos reikėdavo paremti, ypatingai gabius menui. Pastebėdavo kiekvieną žmogų, ką jis miestui kilnaus dovanoja, ką profesinėje veikloje pasiekia. Įspūdingų renginių dėkoju tau, panevėžiečiai nepamiršo. Mums išties labai norėjosi, kad pačioj pradžioj būtų pastebėti vaikai. Tai mes padėkojom vaikam. Po to buvo dėkoju tau renginys motinoms, tėčiams, senjorams, šeimoms. Tai va tokie buvo dėkoju tau suorganizuoti net 6 vakarai. Net 6 Lenkų kultūros festivaliai, keldavę miestelėnus grandioziniai šventei, persipynusi mokyklos ir veiklių moterų klubo iniciatyva. Labai gražus bendradarbiavimas vyko su Kėdainių Lenkų draugijos pirmininkė Irena Tuchovska. Atveždavo labai daug tų ansamblių, būdavo net po 28 kolektyvus. Tai čia irgi taip pat švietėjiška tokia veikla. Jungdavom labai daug organizacijų, kadangi tas toks tuo metu buvo mums labai svarbus toks savanorystė. Ir mes skatinom ir mūsų mokinius savanoriauti, prisidėti, taupyti. Danutė Kriščiūnienė ir Lietuvos pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus vadovė. Tai buvo išties ir vaikai be galo įjungti irgi į tokią, kai sakyti, labai gražią iniciatyvą, gražią veiklą. Tai sodinome ir signatarams ąžuolyną. Vaikai būdavo vežami į talkas, sodinti medelius, sodinti miško. Lietuvai pagražinti draugiją ateidavo žmonių, prisidėdavo, net labai džiaugiuosi, net ir Raudonasis kryžius įsijungęs buvo į mūsų veiklas ir ypatingai įsijungdavo visa mokyklos bendruomenė. Būdama Esperanto klubo Revo pirmininko pavaduotoja, mokė vaikus esperanto kalbos. Apskritai skatino mokytis užsienio kalbų. Tiesiog tarnystę suprantanti panašiai kaip bitė svarsto. Todėl jos atminimo medalis Tarnaukite Lietuvai ypatingos vertės. Yra tekę man ne kartą vesti įvairius renginius susijusius su Gabrielė Petkevičaitė bite ir Puziniškyje, ir jos namelyje. Ir manau, kad išties galbūt tos sielos mes susikalbam. Džiaugiuosi, aišku, tiesiog, kad tai yra toks įvertinimas, pastebėjimas. Ne veltui dirbta, ne veltui gyventa. Ir ateityje, aišku, ta veikla nenutruks.
Šita veikla vyks ir toliau, kadangi esu dar Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus valdybos pirmininkė, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus valdyboje dalyvauju, tai mes tikrai turime labai gražius planus. Pasaulio Anykštėnų bendrija savajame Anykštėnų biografijų žinyne Aldona Širvinskienė pristato plačiai. Medikė, kultūros organizatorė, visuomenininkė, filantropė, literatė, leidėja. Be daugelio svarių apdovanojimų 2021 metais apdovanota Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliu Tarnaukite Lietuvai už filantropinę veiklą, kurios pradžia, sako, prasidėjo nuo pabaigos, nes kiekviena pabaiga reiškia pradžią. Visa ta veikla, žiūrint atgal, prasidėjo 2002 metais, nes prieš metus laiko žuvo sūnus, kuris mokėsi Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje, ir tėvams prarast vaikus, tai praktiškai nelieka nieko. Nes visos viltys, planai mūsų būna sudėti į vaikus. Ir aš suvokiau, kad kažką turi daryti. Ir vartydama jo eilėraščius, jis paliko poezijos apie 300 eilėraščių, piešinių kažkur apie 100. Ir aš suvokiau, kad tai bus mano išsigelbėjimas. Ir pirmųjų metinių proga aš įrėminau jo paveikslus, išleidau pirmąją poezijos knygą. Paskui keliavo jo paveikslai per bibliotekas. O paprastai man geros idėjos ateina, kaip nekeista, pabudusi naktį po vidurnakčio. Ir kartą pabundu 2005 metų naktį ir žinau, kad aš turiu važiuoti į Anykščius, į biblioteką, tarti su literatais, kad aš jiem noriu surengti konkursą. Anykštėnai mielai sutiko, sutarėm mėnesį, dieną, net valandą. Praėjus kuriam laikui skambina man iš Anykščių ir sako, Vilniaus kultūros apskrities centras, tada Birutė Kurgonienė vadovavo, nori atvykti į Anykščius būtent tą dieną ir tą valandą, kaip mes sutarėm poezijos konkursą. Kaip pasakau, angelai ten danguje visada susitarė. Kai po 4 metų buvo uždarytas Vilniaus apskrities kultūros centras, poezijos konkursus jį rengė viena ir toliau sūnaus Karolio Širvinsko vardo premiją skatindama Lietuvos kūrėjus, skleisdama filantropijos idėjas. Įsteigė labdaros ir paramos fondą Baltasis balandis. Negana to sumąstė, reikia konkurso ir prozininkams. Visur girdime poezijos skaitimai, o kur prozininkai, jų yra nedaug, bet prozą rašyti yra pakankamai sudėtinga, jau šiandien tą galiu pasakyti. Ir galvojau, taip reikia prie diplomo prozininkam baltos paukštės skulptūrėlės kaip suvenyro. Galvojau, taip, keliausim, kadangi aš gyvenu prie Vaižganto, esu gimusi netgi Malaišiuose kaip Vaižgantas. Keliausim ten su konkursu, kur gyveno Vaižgantas. Nukeliavom į Ustronę, Panevėžio rajone, į Knygnešių ir Vaižganto muziejų. Net iki Joniškio buvom nukeliavę, Kazlų Rūda, Radviliškis, Kuršėnai. Poezijos konkursą pavadinusi Baltojo balandžio sugrįžimu, prozos pasivaikščiojimais, nuo 2016 humoro medžio konkurse Aldona Širvinskienė kviečia dalyvauti eiliuoto humoro kūrėjus. Ir kasmet kiekvienam konkursui išleidžia po almanachą. O visai netikėtai po pandemijos atsirado dar vienas moksleivių piešinių konkursas – Plunksna. Aš kiekvieną kartą labai džiaugiuosi, kad kiekvienais metais atsiranda žmonių, kurie pirmą kartą viešai paskaito arba pirmą kartą gula eilės ar proza į knygą. Man svarbiausia, kad rašančių kūryba neužsigulėtų stalčiuose, nedingtų po jų.
tiesiog laikas atrinks geriausius kūrinius, geriausius eilėraščius, geriausius apsakymus. Čia aš palieku laikui. Aldona kuria eiles, rašo prozą, vardyja savųjų romanų pavadinimus. Sako, gal daug ko gyvenime nežinanti, bet ką žinanti, tai tvirtai. Kai leidi smegenims dirbti, jos prisigalvoja neįtikėtinų dalykų. O tada nebereikia liūdėti. Ir aš nebesigręžioju atgal, nors visą tą gyvenimo naštą aš nešuosi, bet aš esu dabar laimingas žmogus. Nes vien dėl to, kad 1, 2 ar 3 žmonės padėkoja už tai, kad kūryba atsidūrė knygoje, argi gali būti didesnė laimė? Mąsto, stiprybės semiamės iš tokių žmonių kaip bitė. Ir todėl, norėdama profesionaliai vesti savo organizuojamus renginius, Panevėžio kolegijoje baigė kultūros vadybą. Trokšdama autoriams įteikti vienetines prisiminimo dovanas, ėmėsi keramikos amato, gal net meno. Todėl, įprasmindama sūnaus kūrybinį palikimą, rengia jo darbų parodas ir neabejoja, pasaulis pilnas gerų žmonių, kaip ir šviesos. Nes visada iš po nakties išaušta rytas, koks bebūtų, bet ateina visada diena. Jeigu buvo blogai, visada lauk gėrio. O jeigu atėjo gėris, bus dar geriau. O tiesiog blogi gal mes patys žmonės sugalvojam, kad čia bloga, kad čia kažkas. Šiais laikais nemanau, kad mes blogai gyvenam. Aš manau, kad mes labai gerai gyvenam. Aukso amžių mes gyvenam. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.